1, 2, 3, ISM! Nors mūsų komandoje visi yra bakalauro studijų studentai, tačiau ISM vadybos ir ekonomikos universitete galima studijuoti ir magistrantūroje. Todėl šiandien norėtume pakalbėti būtent apie tai. 2010 metais Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atlikta apklausa parodė, kad Lietuvoje tik 37% bakalauro studijas baigusių absolventų planavo toliau tęsti studijas. Tuo tarpu Europos Sąjungos šalyse vidutiniškai apie 70% absolventų tęsia studijas magistrantūroje. Kyla klausimas, kodėl magistrantūros studijos nėra populiarios Lietuvoje. Kaip teigia neformalios absolventų apklausos, Lietuvoje absolventai nori toliau gilinti savo žinias pasirinktoje srityje, tačiau turi nedidelį kokybiškų studijų programų pasirinkimą. Magistrantūros studentai tikisi nebe vadovėlinių tiesų, o gilesnių įžvalgų, nes šiandien verslo organizacijos veikiančios šalies ir tarptautinėse rinkose vis dažniau susiduria su kultūrinių skirtumų iššūkiais rinkodaros, personalo valdymo, strateginio valdymo ir kitose funkcinėse vadybos srityse. Globalėjanti šalies verslo aplinka ir gilėjanti integracija į tarptautinės finansų rinkas didina teorinių ir praktinių žinių apie modernę ekonominę ir finansų teoriją poreikį. ISM tarptautinėje magistrantūroje dėstytojai aktyviai naudoja užsienio ir Lietuvos įmonių atvejo analizės, kurios leidžia studentams suvokti tarptautinių ir vietos rinkų specifikas, šalies ekonominę ir politinę situaciją. ISM magistrantūros studijos vyksta Kaune ir Vilniuje. Tai 2 metų anglų kalba dėstomos studijos suteikiančios puikią galimybę pasirengti tarptautiniai karjerai, patobulinti kalbos žinias bei naudotis naujausia literatūra. Tarpkultūrinė patirtis dirbant tarptautinėse komandose bei vykdant tarptautinius projektus. Dėstytojai atvykę iš daugiau nei 10 šalių. Studentai iš užsienio. Naujausios verslo, vadybos, finansų, rinkodaros teorijos ir praktika. Tarptautinės magistrantūros studijos ISM universitete suteikia galimybę dalyvauti studentų mainuose arba įgyti dvišalį magistro laipsnį. Studentai vienerius studijų metus praleidę BI Norwegian Business School, Liežo universitete Belgijoje ar INSEC Paryžiuje gauna ir šių aukštųjų mokyklų diplomą. Laidoje į klausimus dažniausiai atsakinėjame mes, tačiau dabar norėtume skirti užduotį ir jums. Apskaičiuokite, koks Kauno metalinių šakučių rinkos dydis 2011 metais. 25 pirmieji sprendę šią užduotį bus pakviesti į seminarą Strateginis mąstymas ir sprendimų priėmimo procesas ISM Kaune. Daugiau informacijos ism.lt.